Įjungėte su kompanija. Ai, neturim jau energijos. Bėgam, varom. Bėgit greičiau, tai aukso medalis pabėgs. Greičiau, greičiau. Bėgit, jūs galėtumėt aplenkti bet ką kitoj šaly. Yeah! Побегу в пресс. Scena, o jūs ateisite, kai pakviesim. Taip, ir visų labai prašau palaikyti, garsiai paploti 21 km beveik 100 metrų trasos moterų nugalėtojas. Trečioji vieta. Loreta Bliujienė. Plojimai. Mergina, kuri netikėjo, kad bus prizininkė, bet pasirodo, galima ir netikėti, bet galima iškovoti. Jai 150 eurų DNB piniginis prizas, 100 eurų Nike dovanų čekis ir 1 mėnesio Impulse žalystė. Vaida Žusinaitė. Toliau. Jai 250 eurų DNB piniginis prizas, 2 eurų Nike dovanų čekis, 200 eurų Nike dovanų čekis, būtų 2 eurų mažoka, ne? Ir 2 mėnesių Impulse narystė. Ir nugalėtoja Rasa Drazdauskaitė. Plojimai visoms šioms bėgikėms. Rasai 500 eurų DNB piniginis prizas, 300 eurų Nike dovanų čekis, 3 mėnesių Impulse narystė. Ir be abejo jūsų visų plojimai. Bet dabar galvoju, kas čia dabar tai Rasai reikės su tuo Impulsu daryti, kadangi po 2 mėnesių išvažiuoja į olimpiadą, o ką darys su Impulso narystė? Aš manau, kad Impulso narystė galios grįžus iš olimpiados ir olimpiadoje ir visur negalioja. 3 kartus. Taip. Vyrai 21 km 98,5 metro. Trečioji vieta. Trečioji vieta. Valdas Zapolskas. Plojimai Valdai. Jam taip pat 150 eurų DNB piniginis prizas, 100 eurų Nike dovanų čekis, 1 mėnesio Impulse narystė. Antroji vieta. Remigijus Kančys.
metrų nugalėtojas. Svečias iš Gardino Igor Teterukov. Aplodismentai svečiai. Jam 500 eurų galima piniginis prizas, 300 eurų Nike dovanų čekis ir 3 mėnesių Impulse narystė. Vat ką, svečias darys su Impulse narystė, aš nežinau. Impulsas važiuos į Gardiną. Taip. Bėgime ir čia startas turėtų užtrukti apie 5 minutės. Taigi linkime jums sėkmingai ateiti į starto vietą, atsistoti savo vietą. Tai bus 1 valandą. 13 valandą, 5 kilometrų. Bet jie aptiko keturias ir dar kai vienas kitas lėčiau, sėdėjau beveik 700, vienas kitas kolegą pramiegojo. Vienas, du, trys. Kaip čia garsiai. Taigi sveiki, sveiki, sveiki visi mažieji bėgikai. O, kokie jūsų stori balsai. Kaip jūs jaučiatės? Bėgsim? Gerai, tai gal aš iš pradžių pasakysiu tėveliams informaciją, kuri, jeigu netyčia nerandant savo vaikų, nepergyvenkite, ten savanoriai juos visus suvarys į tokį narvą. Na gerai, juos tiesiog ten prižiūrės ir lauks, kol jūs ateisite ir susirasite. Tai arba ten, arba čia. Jei kartu bėgsit, šokinėkit. Gerai, pašokinėjom, negirdžiu aš muzikos. Na, žinot ančiukų šokį, tai darom dabar visi. Aš manau, kad taip gulėdamas aš paleisiu startą. Įdomu, kas bus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startuojam! Atsargiai, tik atsargiai, saugokite vieni kitus! Bėgam, bėgam, bėgam! Palaikom, palaikom bėgikus! Stop me, you're not gonna stop.
Apšylam raumenukus. Kas kaip moka, tas taip šoka. Kojytės nesistumdom visi draugiškai. Nesistumdyt labai svarbi, čia tikrai viena iš svarbesnių, o dar kokia svarbi. Šypsotis, o dar netrukdyti, nebėgti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsargiai, nesistumdome, sakome vieni kitus. Visi ploja. Nežinau, nes. Pasižiūrėsime, ne? Pirmas bėgimas to gero parodys ir tada jau seks ir kiti bėgimai. O ar pati matau su numeriu? Pati dalyvausite dar 5. Čia gal visa šeima, ne? Atėjote kartu? Taip. Dalyvaujate, taip. Pasakykit, 5 km distancija jums yra pastoviai veikiama, ar galbūt tai pirmas kartas, kada tokią distanciją veiksite? Antras kartas. Tai linkiu labai sėkmės jums ir jūsų vaikučiams, kurie jau turėtų ir startuoti. Kas nors dabar? Mūsų pusseserė. Pusseserė bėgs, o koks pusseserės vardas? Elena. Elena? Nu va. Ne, dar Elionos progo nebuvo starto. O kaip pačiai sekėsi bėgti? Gerai. Ar patiko? Taip. Gerai, bėgsi pas mus dar kitais metais? Taip. Va, šaunuolė, o koks tavo vardas? Rasa. Raselė, o brolio vardas? Rytis. Rytė, o tau patiko bėgti? Gerai, tai dabar lauksim pusseserės, ar ne? Bėgti, tai palaikysim su plojimais ir su gera nuotaika, gerai? Tuoj išbėgs. Tai plojimai mūsų bėgikams. 80 metų amžiaus. 200 metrų distancija. Štai ir atbėga pirmasis bėgikas, bėgam, finišuoja. Taip, šaunuolis, top 5. Puikiai, top 5 šaunuolis. Taip. Šaunuoliai bėgikai. Šaunuoliai bėgikai. Visi medaliai. Medalis. Andriau! Taip, šaunuoliai. Emilė! Emilė! Medalis atsiimti. Taip medalių pasiėmė. Vėja! Aš taip turiu laukti, jeigu motyvavau. Nevaik žiūri jau. Martynai.